Treneri, tai su labai reikalinga pergalė ir koks komentaras būtų? Ačiū už sveikinimus. Komentaras, manau, tikrai pozityvios varžybos, ypač po estų. Beveik 2 dienas turėjom tokias laisvas pagalvoti, išanalizuoti, ką darėm blogai, ką turim pagerinti, kaip psichologiškai valdyti tiek emocijas, tiek patį žaidimą. Tai šiandien tikrai vyrai parodė gerą ledo ritulį, tvirtą, kovingą ir turim gerą rezultatą. Iniciatyva matėsi ir jautėsi nuo pirmų minučių, kad buvo mūsų pusėje. Ar pasimokėm iš rungtynių su Estija? Taip, iš tikrųjų toks ir žaidimo planas buvo stengtis valdyti iniciatyvą, kad ji būtų mūsų pusėje. Vyrai tikrai darė viską beveik gerai, kad treneriai nurodė, tai tas ir davė, kaip sakant, vaisių. Pats rinktinėje užimate dar ir vartininkų trenerio rolę. Kaip vertinat šiandien Naglio pasirodymą? Super, jis mus laikė ir rungtynėse, kada mes darėm tokias kritinės klaidas, sakykime, jis tikrai, kaip sakoma, ištraukė mus keletą momentų ir tas lėmė mūsų tą pergalę iš tikrųjų, nežinot, be klaidų nebūna, nes tikrai turėjo ir jie gerų progų, bet Naglis mus išlaikė rungtynėse, tai mes pilnai patenkinti jo šiandienos varžybomis. Ir rytoj paskutinė čempionato diena ir paskutinis susitikimas su žinomais jau Lenkijos atstovais. Taip. Ką mes apie juos žinom? Su Lenkai žaidėm draugiškas varžybas, stebėjom juos visą čempionatą, šiandien jie nelauktai pralošė estam, tai dar kartą parodo, kad bet ką gali nugalėti šį čempionatą. Ir žaidžiam dėl medalių. Rytoj galim tiek sidabrą iškovoti, tiek bronzą iškovoti. Tai viskas priklauso nuo mūsų, kaip pailsėsim šiandien, kaip atsistatysim, kaip pasiruošim ir rytoj kilsim į kovą jau dėl medalių. Ačiū, palinkėsiu sėkmės. Dėkui. Nagli, reikalinga šiandien pergalė buvo. Kaip pats, ar nesijaudinai prieš šias rungtynės, visgi debiutas? Ne, sakyčiau, žiūrėjau šitas rungtynės kaip visas kitas, tiesiog išeiti ir have fun, daryti viską, ką galima geriausiai ir susifokusuoti šią akimirką, sakyčiau. Kaip pats priešininkas, pati Japonija, ar nustebino, ar lengva buvo nuskaityti jų ėjimus sekančius? Ne, iš tikrųjų varžovai buvo stiprus, įvairino savo atakas, yra labai greiti ir, sakyčiau, tikrai nebuvo lengva nuskaityti, bet, sakyčiau, vyručiai labai gerai pasidavo šiandien ir, sakyčiau, labai vertinga ir gera pergalė. Ačiū.